Diamond Deluxe viešbutis. 5 žvaigždučių viešbutis priskiriamas VIP klasės viešbučiams. Gražus, labai jaukus lobby. Registratūra irgi tokia įspūdinga, tvarkinga. Na ir štai viešbučio teritorija yra tokia pailga. Iš viršaus labai gerai matosi. Bariukas, štai baseinai ir vandens kalneliai ir štai tuo takeliu ten toliau va praeinam prie jūros. Viešbutis skaitosi ant jūros kranto. Nueisim, pažiūrėsim, koks paplūdimys. Nusileidom į apačią ir čia yra tokia parduotuvyčių alėja. Daro kažką. Galima apsipirkti. Na ir čia yra pati serija. Galima išgerti kavos, suvalgyti desertą. Čia taip pat yra baseino baras toks irgi fainas padarytas. Vandens kalneliai. Dar galim pažiūrėti baseiniukas mažiem vaikučiam su keliais nusileidimo kalne, su 2 tokiais mažais nusileidimo kalniukais. Negilus baseinas, 35 cm gylio mažiem vaikam. Tualeto siena kaip gražiai papuošta turkiškais motyvais. Na ir štai judame link paplūdimio. Praeisim pro amfiteatrą. Mini klubas įsikūręs tokiam pavėsiuke. Ir prie mini klubo yra ir užkandinė vaikams. Galima prisėsti, pavalgyti. Kelios čiuožyklos. Viešbučio amfiteatras. Vakarais vyksta pasirodymai. Na ir čia paplūdimio baras. Ir paplūdimys. Vau. Žiauriai fainas paplūdimys, iš tikrųjų smėliukas. Va, pažiūrėkit. Super. Šiandien šiek tiek vėjuota, tai yra bangos. Na va, paplūdimys. Tikrai labai geras smėlis, labai. Nėra jokio smėlio žvyro mišinio, kaip kad dažnai būna Turkijoje. Įbridimas į jūrą irgi nuožulnus, nes matosi žmonės, kad ir šiek tiek ten toliau yra jau įbridę, bet jiems net iki bambos jūra dar nesiekia. Tai kam reikia nuožulnaus ir seklaus kranto, tai super labai geras variantas. Atėjome vakarienės į Diamond Deluxe pagrindinį restoraną. Daug žmonių. Ir maisto pasirinkimas atrodo labai didelis. Ir iš tikrųjų kvepia labai skaniai. Štai mėsytė pjausto. O, visi patenkinti gavę mėsos gabalą. Salotų.
labai įvairus maistas ir labai daug vietos valgyti. Vaisiai, arbūzai štai šviežus. Oho, saldumynų kampelis, tai labai atrodo viskas skaniai. Na ir štai visokių. Ir netgi ledų duoda vakarienės metu. Skanaus. Diamond Deluxe viešbučio standartinis kambarys. O, kokia rožė mums šlankstyta. Grįžau prie pagrindinio pastato. Tai labai didelis pliusas viešbučio paplūdimys, tikrai nuostabus smėlio paplūdimys, platus, švelnus smėliukas, geras įbridimas, be jokių akmenų ir labai negreitai gilėja. Tai labai tikrai tinka su vaikais, labai patiko. Pati teritorija kompaktiška, nėra daug žalumos. Bet yra viskas, ko reikia. Iš tikrųjų ir mažiem vaikam yra baseiniukas, suaugusiem labai didelis baseinas. Maistas geras, gėrimai importiniai. Tikrai tinkamas, geras viešbutis atostogom. Diamond Deluxe viešbutis. Jeigu norite sužinoti daugiau apie Turkijos viešbučius, tai galite eiti pasižiūrėti mūsų YouTube kanale, yra daug informacijos ir mūsų internetiniam puslapyje